Nu ką, sveiki žiūrovai, šiandien gan neįprastas video laukia, mažiau reikia gaišt laiką ir šokti iš karto prie vidoso, nes jau ilgai laukėt, tai manau jauniesti nagus pažiūrėt. Tai važiuojam. Nesistemingi, gal turbūt todėl tokie pelningi. Jeigu mes išeinam, tai tik tai su dešimtukais. Iš šulės stovykloj jum užtenka ketvirtukai. Kol iš šuliai buvot, aš galvojau, kaip dėliojasi. Tai kaip matot, gan daug šmutkelių turim čia garaže. Nesvarbu, kad jau ir taip mažas garažas, visko prikišta, visokių šūdų pilna. Sugalvojau atsitemti mašininę audio sistemą. Nu, čia šitie nesiskaito, čia yra iš naminio stereo tipo. Tai šitus jungsiu, kad būtų aukštesnių dažnių. Šitų nejungsiu, nes čia reikia keisti surroundą. Kaip patys matot, biški yra nusidėvėjęs ir jau skaldosi. Guma jau yra pasenus, čia iš vis esu nuėmęs. Bet reikia užsisakyti naujus surroundus priklijuot. Tai tų nenaudosim, naudosim tik tai midus ir twitterį, kad būtų aukštesni dažniai. Nu, šitas dėžę stačiau pats, stiprintuvas 900 šiam vatų ir belekiek klaidų. Tai video eigoj paaiškinsiu viską, ką mes čia dabar turim. Tai galim persikelt po biškį po vieną daikčiuką ant stalo, paaiškinsiu viską, kokią funkciją atlieka, kokį pirkt, kokį ieškot. Ir taip toliau. Galim iškart jaučiu pradėti nuo įdomiausio. Iš tikrųjų nelabai čia populiarios tos, ypač šitas Vasubas Solomon. Tai aš jo internete beveik niekur nerandu. Esu beveik įstikinęs, kad aš vienintelis pasaulyje šitą subą turiu. Ir dar, kaip sakiau, Toxic stiprintuvas. Kokio stiprintuvo jums reikia, tai atsižvelgiant į subą. RMS galią ir Max Power. Tai pas mane Max Power štuka maksimali galia, o RMS 300, tai čia tokio 900 šiam pilnai užtenka, nes jis nepaduoda 900 šiam tiesiai. Jisai skirto į kanalus, 4 kanalų stiprekas ir jis paduoda tik 200 kiam vatų per kanalą, jeigu subridžini, tada 408 vatų. Pliusą pajungi į pirmą kanalą, o minusą į antrą kanalą ir gaunasi bridged junginys, bet mes taip nedarysim. Dabar apie šitą biškutį, tai čia tiesiog yra kompiuterio tas maidblokis, 600 vatų man atrodo, jo, 600 vatų, tai to subo sudegint beveik neįmanoma ir iš vis dar DC output, va pasižiūrit, plus 12 voltų, 408. 40 amperų, tai iš vis neįmanoma sudeginti, o kokią PSU reikia pirkti. Tai paprasčiausiai apsiskaičiuojat pagal stiprintuvo klasę, nes visi turi skirtingas. Čia šitas yra B klasės, tai jisai ten vieną iš aukščiausių turi tą našumą. Jeigu AB, man atrodo, yra žiauriai netaupus našumas, o jeigu A, tai irgi, man atrodo, gerai, ten 92,5% našumo, man atrodo. Pagal tai irgi atsižvelgiat, apsiskaičiuojat ir perkat, kokį reikia. Dabar dar turiu mašininį magelį čia. Šiaip magelis nėra svarbu koks. O kaip jį pasijungt namuose irgi geras klausimas, bet labai iš tikrųjų paprasta. Pasiemat bele kokį AC/DC adapterį, tai kad iš namų elektros jums paverstų į mašininę 12 voltų ir pasižiūrit output DC 12 voltų 2 amperai. Tai čia pats tas magiai, kokie 2 amperai, 3, 4 gali būti jau virš 5, nu nežinau, gali irgi vis tiek, blogiau nebus, bet nežinau, šitą pasiėmiau, kadangi 2 amperai nėra per daug, nesudegins nieko, jeigu netyčia būtų perteklius elektros. Dabar einam iš magės pusės pasižiūrėsim. Tai čia esu pats pribūręs, pas jūsų nebus tokių laidų ant magės. Pas jūs bus raudonas, geltonas, juodas ir mėlynas. Tai mums tik šitų reikės. Tai sakau, mums reikia 4 laidų. Pasiemat mėlyną, geltoną, raudoną ir juodą. Tada aš čia esu jau apsikarpęs. Va, pareina iš to adapterio raudonas ir juodas laidas.
tai prisijungėt, va, aš prisijungiau iš PSU, iš belė kokio šiaip laido galit, tik žiūrėkit, kad nebūtų per plonas, toks dar geras, bet dabar neturiu pavyzdžio po ranka, bet jeigu būtų plonesnis, tai gali sudegti laidas tiesiog. Tada toliau, juodas laidas, tai irgi eina į magės juodą laidą, taip pat jungiasi iš adapterio, o raudonas ir geltonas, tai kartu jie eina į pliusą, tai va, kaip matot, čia pas jūsų va tokios spalvos turėtų būti ne žalios, nes, aš čia pat savo laidus susidėjau, bet va, raudona ir geltona. Sujungiat į vieną, prijungiat prie pliuso iš adapterio. O mėlynas laidas, tai mėlyno laido reikės, kad pajungtumėm į stiprintuvą, kad per magiją galėtumėm, va, pavyzdžiui, garsą reguliuotis, equalizerį turėti, kad padidint basą, pamažint basą, ten taip toliau. Kaip ir viskas, man atrodo. Čia viską išaiškinau. Nu ir va, paskutinis dalykas laidai, tai reikės RCA laido, kitaip tulpės vadinamos. Čia paprastas mašininis, šiaip nereikia tokio ilgo, galite ir trumpesnį nusipirkti namuose. Darotės auks laidas iš magelio, kad galėtumėt muzoną paleisti savo. Ir šiaip jaučiu daugelis neturit auks kištukų telefonuose, tai dėl to gali tekti kompą arba kaip aš planšetę nešuosi į garažą ir paprastų kolonėlių laidų. Ai, dar šitas, čia maidblokiui maitint, paprastas toks laidelis, šiaip priklauso ir nuo maidblokio, bet dažniausiai toks būna. Dabar manau, galiu paaiškinti dabar, kaip pirmą stiprintuvą pasijungti, paskui paaiškinsiu, kaip magiją pasijungti ir po to šitas pajungsim ir jau čia bus viskas. Dabar galim pasiaiškinti va šitus settingus, kadangi čia 4 kanalų stiprekas, tai jeigu pas jūs yra 2 kanalų arba tiesiog mono stiprintuvas, tai jum nepaeis į tą patį stiprintuvą pajungti stereo kolonėlių. Išeis tik patį subą pajungti, nes mono stiprintuvai neturi 2 atskirų šitų lentelių, kur gali crossoverį pasireguliuoti, šitus dažnius, bass boostų junginėti, gainų junginėti ant skirtingų kanalų. Tai mes ką padarysim, tai pajungsim subą į pirmą, kad čia galėtumėm įjungti žemų dažnių crossoverį, o va čia padarysim high crossoverį, aukštų dažnių ir gainą pasireguliuosim ant 2 skirtingų, ta prasme, lentelių. Nu, pasidėjau ant žemės dabar PSU ir stipreką su subu. Tai dabar va šitie laidai pareina iš subo. Tai šitus pasijungsim į pirmą kanalą. Tai aš jaučiu nerodysiu, nes, blema, labai sunku su viena ranka kamerą laikyti, o su kita daryti kažką. Tai, žodžiu, čia paprastai pliusą, minusą pasiemat. Pirmo kanalo pliusas, tai va ir jungiat į pliusą, o minusas, pirmo kanalo minusą, va. Nu, dabar pasijungiau pliusą ir minusą. Iš subo į stipreką, į pirmą kanalą. Dabar pasijungsim maitniką. Su maitniku pasiemat geltonus laidus ir nusikerpat kokius 6-7 priklauso nuo galios. Bet va, pavyzdžiui, čia šitas yra 40 amperų. Tai čia užtektų net ir 4 laidelių, nes kiekvienas šitas laidelis gali atlaikyti 12 amperų saugiai. Ką padariau, tai atsikirpau 5 laidus dėl saugumo ir visus į vieną susukau. Čia uždėjau dar tą pritraukiamą plėvelę, tiesiog dėl saugumo ir su jodu tas pats. Čia biški daugiau, čia 6, bet irgi nėra skirtumo, tik svarbiausia, kad būtų su maitniko amperais sutiktų laidelių skaičius. Tai pasiskaičiuojat, kiek laidelių reikia suvynioti į vieną, kad saugiai atlaikytų
visą įtampą. Tai va, irgi vieną susukau. Šitą pliusą jungsim į B+, kitai būna 12V pažymėta čia, o juoda į groundą, kitaip nužeminimą. Tai būna GND dažniausiai. Dabar pasijungsiu pliusą ir minusą pasijungsiu. Štai pasijungiau iš PSU dar laidus į stipriaką. Tai dabar turim į stipriaką pajungę subą ir maitinimą. Dabar šitas rem bus mūsų mėlynas laidukas, kuris pareina iš magės. Tai va šitas va eis į stipriaką. Tai dabar galim dar tą pasijungti. Nu ir dabar remauto laidas iš magės, kuris pareina, eis čia. Va čia į remautą. O šitus maitinimo laidus kišim į elektrą, taip jau, kad magelis būtų jau gyvas. Tai dabar, žodžiu, pasijungsiu remautą ir įsikišiu į elektrą magelį. Nu va, ir kaip matom, magelis jau gyvas, pajungiau į elektrą. Dabar čia nustatom AUX. Ir jo, pasijungiau remautą į stipriaką. Tai dabar turim maitinimą, turim subą ir remautą ir turim pasijungę magę. Tai galim greit pažiūrėti tiesiog, ar viskas veikia. Tai dabar į magę pasijungsiu AUX laidą, paleisiu kokią muzoną ir pažiūrėsiu, ar subas groja. Tiesa, pamiršau dar prieš viską pradedant bandyti pasijungti RC laidus. Tai kur dabar jungti RC laidus? Pas jūsų ant magelio gali būti tik 2, arba gali būti dar išeinantis iš magės subwoofer, tokie va. Bet į subwoofer mes nejungiam RC laidų, nebent vienas pats subas būtų, tada jo, galima, nes šitie RC laidai išsiunčia iš aukso tik tai žemus dažnius. Tai mums šitus pajungus nebus, negros muzonas, nes tik žemus dažnius paduos magas. RC laidus jungsim į jūsų magelį, irgi turėtų panašiai atrodyti, bet gali būti tik vienas. Pas mane dar yra line, bet jungsim į out, nes tos out jungtis paduoda garsą iš aukso. Dabar jungiam tik į pirmą kanalą, kadangi subą pasijungiam ant pirmo. Ten. Tai dabar RC dedam irgi tik į pirmą. O kai pasijungsim dar stereo aukštų dažnių tos kolonėlės, galėsim ir į antrą įdėti. Ir čia ant šitų lentelių dabar subui nusistatot crossoverį LPF, tai žemų dažnių. Bass boosto siūlau nedidinti, nes tiesiog gali būti iškraipytas garsas, nebus švarus basas. Ir dabar pasijungę, pareguliuosim geiną biškį. Pabandysiu, pasistengsiu kuo aiškiau paaiškinti, kaip susireguliuoti geiną, kad subas nesiklipintų, kad būtų švarus garsas ir tiesiog būtų malonu klausyti. Tai dabar pasijungiam auksą. Reikia į PSU maitinimo laidą atvesti. Tai čia esu prasivedęs jau. Ai, tiesa dar. Su tuo PSU, tas matininės, kur yra 24 pinų fiškė, pasiėmė žalę ir juodą laidą iš ten ir jos abu susukat, kad įsijungtų maitnikas. Gerai, čia pajungiam. Dabar pabandom. Gražu. Tada žiūrim, ar lemputė užsidega, bet pas mane kažkodėl neužsidega. Ai, magiai išjungiau. Biškį girdėjau kažkokį garsą, tačiau jau įsijungė. Ir kaip matot, dabar žalia lemputė užsidegė. Tai reiškia, stipriakas veikia. Tai dabar pasiimsiu planšetę, pajungsiu biškį muzoną ir pažiūrėsiu ar bildą. Tai va, žodžiu, dabar pajungiau muzikos ir biškutį groja, bet kadangi aš geiną dabar esu nustatęs ant mažiausio lygio, tai dabar pasiemat ir po biškį didinat
Čia Max Gainas. Bet jeigu pas jumis būna girdėt aiškiai, gainą pradeda didint ir jeigu pradeda klipintis, taip net, netoks švarus tas basas būna, toks toks, negražu žiauriai. Tai tada mažinat iki kol vėl gražiai skamba gainą ir viskas. Manau, galiu palikti net bas boostą įjungtą, nes visai gražiai dirba. Jo. Nesiklipina, žodžiu. Kas čia bilda? Ai, raktai. Bet, jo, čia neblogas visai subas. Nuo jo bilda, čia viskas garaže. Žodžiu, atsinešiau naminį stipriaką, nes, aš nežinau, aš noriu, vieną ten paliksiu, o šitą greičiausiai kažkur į šitą pusę, kažkur čia dėsiu, nes man, ta prasme, man reikia švaraus garso, aš, nežinau, man to baso vien tik biškį per daug gal, tai parodysiu. Kaip aš čia sujungsiu magiją su naminiu stipriaku. Tai turiu RSI AUX laidą. Čia prie VCR įkišiu į in, o out bus RCA laidai į AUX. Dar vienas. Tik čia savo darbis, aš čia pats susikarpiau tą AUX laidą, pasidariau RCA į AUX. O va šitas eis out. Nes jis siūs, žodžiu, dėkim mane, planšetė AUX laidas iš AUX į RCA, o iš planšetės eis, šitie RCA eis į lainą, in, kur yra, čia, o tada autas eis į magę ir tada įkišim į AUXą. Tada iš šito stiprintuvo į magę, iš magės į RCA. Ir viskas. Turėsim tada, su magė galėsim kontroliuoti basą, su šituo galėsim kontroliuoti tą ir šitą. Tai dabar sujungiu viską ir galėsiu parodyti, kaip groju. Baigiau. Čia viena, subas. Čia irgi viską sujungiau. Vaiktų, nuo baso krenta čia įrankiai. Reikia nunešti iš čia. Tai va, šiandien jaučiu, biškai reikia pafilinti jaučiu. Ui. Jaučiu šiandien būtų tiek, nes jau gan daug valandų yra. Ir biškai čia apsitvarkiau ten po apačią. Spoiler alert, galiu biškai paspoilint. Kas nusimato su NRG. Tai jaučiu pradžioj video matėt, kad Neringa neturi vairo, bet yra STR8 adapteriukas nupirktas, nulios. Tai bus Nakedo tutorial, kas nemokat arba kas nežinot kaip, kam sunku gal. Būna visaip, šiaip nėra pats sunkiausias darbas padaryti Nakedą, bet biškį yra. Tada turim malosi filtriuką, čia ne į temą, nes, tiesiog norėjau pasikeist, nes šitas kinietiškas jau buvo jam pidė.
Grupę nežinau, rodyt ar nerodyt. Karočią, parodau šikną. Va, viskas. Ką žino, tą žino. Bet jo, krausim dar tą įnaragą. Ir viskas, manau. Neikėdas bus, žodžiu. Padarysim neikėdą. Sukrausim grupę geresnę už tą surūdyjusi lenką ten. Tada filtriukas. Nu, kas čia dar. Iš tikrųjų, tai galiu užvesti, jeigu norit. Kam įdomu. Gerai, per daug aš jos nekankinsiu, bet jo, užvedžiau šiaip žiūrovom, jeigu norėtumėt kažkas. Tolka tak. Tai va, susimatysim dar, manau, neužilgo, dar galiu tuo pačiu ir šitą parodyti. Čia SR-as, pilnai išardytas galas. Nes čia visos dalis, čia starteris SR-o, tada, nu realiai tiek ir tėra čia pas mane, dar pas draugelį garažą yra didžioji dalis dalių, C16 dūda, tas ne sportas, RP Street Race'as. Kas dar? Žodžiu, daug darbų turim per vasarą, per sezoną, per pavasarį. Tai, manau, šiam kartui tiek būtų. Jeigu ko nesupratot, galite rašyti į komentarus. Būtinai vidosą palaikinkit, nes tada bus tiesiog daugiau motivacijos darbuotis, filmuoti vidosus ir taip toliau. Tai būčiau dėkingas, jeigu paspaustumėt laiką, paspaustumėt subscribe. Ir manau, šiam kartui tiek. Šumacheris atsisveikina. Net gali nesakyt, ką jauti, aš matau iš akių juk normaliai, kiek visko